Sveiki gyvi, sveiki prisijungę į internetinį seminarą Sėkmės strategija, 3 įrankiai lengvesniam pirkimų organizavimui. Šią popietę praleisim kartu, būsiu ne vienas, kalbinsiu kolegės, tai Karolina, mūsų klientų aptarnavimo vadovė, ji yra arčiausiai klientų. O čia Inga, planavimo skyriaus vadovė. Ji pusę metų su komanda darbavosi prie etikečių kainų skaičiuoklės kūrimo. Tai papasakos apie tai. Su šia komanda per valandą bandysime atsakyti į klausimą, kaip technologijos automatizacija gali padėti pirkimų tiekimo specialistams vykdyti kasdienės užduotis. Seminaras sudarys 3 dalys. Tai pirmoji, kalbinsiu Karoliną. Karolina papasakos, kuo skiriasi savitarnos sistema nuo elektroninio duomenų apsikeitimo sistemos ir kaip šios sistemos gali pirkimų žmogaus dieną padaryti geresnę. Inga 20 minučių dalinsis pasakojimu apie etikečių kainų skaičiuoklę. Papasakos, ką gero mūsų klientai, tai yra jūs galite iš jos gauti. O kitas 20 minučių skirsime atsakymams į jūsų užduotus klausimus. Viso seminaro metu galite užduoti klausimus, į kuriuos nespėsime atsakyti arba negalėsime atsakyti, atsakysime kitą dieną elektroniniu laišku. Taip pat tame laiške gausite ir šio seminaro vaizdo įrašą. Tai seminaras įrašomas, pradedam. Karolina. Pirmieji klausimai tau. Tai ar gali trumpai papasakoti, kas yra tas elektroninis duomenų apsikeitimas ir kuo tai skiriasi nuo savitarnos sistemos? Taip. Tai pirmiausia, galbūt apie pačią terminologiją. Tai už termino elektroninis duomenų apsikeitimas slypi angliškas terminas Electronic Data Interchange arba trumpinys EDI. Tai iš tikrųjų verslo aplinkoje turbūt be nedažniausiai sutinkame būtent terminą EDI, tai aš jį šiandien savo kalboje dažniausiai ir transliuosiu. Taip, tai elektroniniai duomenų mainai, tai technologija leidžianti verslo subjektams efektyviai keistis komerciniais dokumentais, pasitelkiant standartizuotus ir struktūrizuotus elektroninius pranešimus. Tai perėjus prie EDI, dokumento siuntėjas savo verslo valdymo sistemoje sukuria dokumentą ir jisai yra siunčiamas tiesiogiai EDI operatoriui. EDI operatorius savo ruoštų dokumentą išverčia į gavėjo sistemai suprantamą formatą bei struktūrą. Tad šitoje vietoje mes išvengėme duomenų perrašinėjimo, tai taupomos laikas ir atitinkamai tiekimo specialistai gali savo laiką ir resursus koncentruoti į didesnę pridėtinę vertę kuriančias užduotis. Įmonės besinaudojančios EDI paslaugą tarpusavyje gali keistis įvairaus tipo komerciniais dokumentais priklausomai nuo poreikio. Tai gali būti užsakymai, gali būti sąskaitos faktūros, gali būti krovinių važtaraščiai. Tikrai tas komercinių dokumentų imtis ta komercinių dokumentų, jinai gali būti labai plati ir jinai yra priklausomai integruojama nuo galimybės suderinti mūsų sistemas. Tai EDI paslaugą galima naudotis 2 būdais. Arba naudotis EDI per portalą, arba jungtis tiesiogiai su savo apskaitos arba verslo valdymo sistema. Tai 2 tokie būdai. Savitarna jau yra šiek tiek kitokio koncepto įrankis, jis susietas su mūsų vidinė procesų valdymo sistema. Ir savitarnoje mes galime atlikti visus veiksmus, kuriuos įprastai atliekame telefonu ar elektroniniu paštu. Tai siunčiam kartojamus užsakymus, gaunam susijusius dokumentus, stebim prekių likučius, gaunam sąskaitas faktūras. Tai yra visiškas analogas mūsų tai kasdieniai veiklai. Tai tiesiog pasitelkiant šitos 2 įrankius mes tikrai tą visą procesą, tą darbo kasdienę rutiną galim turėti efektyvesnį. Tai jeigu taip paprastai, ką išgirdau, tai savitarnos sistema yra mūsų sistema, kur klientas gali peržiūrėti dokumentus, kartotų užsakymus ir panašiai, o EDI yra sistema, kai klientas savo sistemoje mato mūsų visus bendrus dokumentus ir užsakymus ir panašiai. Taip? Taip. Ir dabar turiu antrą klausimą. O tai kaip žinot,
kuria sistema man naudotis ar mano verslui. Taip, tai iš tikrųjų reikia žiūrėti situaciją individualiai. Jeigu pirkimų žmogus savo verslo valdymo sistemos neturi, užsakymus įprastai formuoja Exceliu, siunčia juos mums elektroniniu paštu, tuomet tokiu atveju savitarna tikrai bus geras pagalbininkas. Ką reikia padaryti, tai tiesiog užtenka vieną kartą išsisaugoti prisijungimo duomenis interneto naršyklės skirtuke. Ir tuomet darbui bus pasiruošta, ta darbo aplinka jums bus labai lengvai ir patogiai pasiekiama. Jeigu pirkimų žmogus naudojasi savo įmonės verslo valdymo sistema, turi savo apskaitos sistemą galbūt, tuomet vis dėlto turbūt geriau būtų galvoti apie EDI integraciją, automatizuoti duomenų apsikeitimą ir tokiu būdu tiesiog išvengti darbų dubliavimo savitarnos portale. Ačiū už atsakymą. Kodėl pirkimus organizuoti su šiais įrankiais paprasčiau? Taip, tai iš tikrųjų geras ir aktualus klausimas, turbūt į jį mes čia šiandien ir stengiamės atsakyti. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai nereikia perrašinėti duomenų ir siuntinėti elektroninių laiškų, jeigu tai paprastai kalbant. Pirkimų žmogus renkasi, kokius gaminius nori užsisakyti, tikrina informaciją, formuoja užsakymą, paskui siunčia į elektroniniu paštu, jisai patenka į mūsų klientų aptarnavimo vadybininkų elektroninius paštus ir tik paskui jau ta informacija yra perrašinėjama ir perdodama kaip užduotis mūsų gamybai. Tai visa ta kelionė yra pakankamai ilga, nors ir labai visada stengiamės greitai komunikuoti, greitai duoti klientams atsakymus ir tikrai labai esame dėkingi klientai, kad jie taip pat operatyviai su mumis komunikuoja. Tačiau savitarna mums suteikia galimybę visus gaminius matyti pilnoje plotmėje. Mes juos galime tiesiog susidėti į pirkinių krepšelį kaip elektroniniai parduotuviai. Ir labai patogu yra tas, kad mes ten galime pasiekti visą gaminių techninę informaciją. Tai ten matom maketus, matom užsakymų pirkimo retrospektyvą. Tai atsižvelgiant į tą informaciją, mes iš karto galime pateikti užduotį ir tada užsakymas automatiškai jau siunčiamas planavimui, gamybai kaip užduotis. Tas pats yra iš tikrųjų ir su EDI, bent jau tas principas efektyvumo išlieka ir jeigu pirkimų žmogus savo sistemoje formuoja užsakymą, jis automatiškai keliauja tiesiogiai į Aurikos verslo valdymo sistemą ir mes be jokių perrašymų iš karto galime atlikti ir inicijuoti tos reikalingus veiksmus mūsų pusėje, jog tas užsakymas būtų planuojamas ir tvirtinamas ir toliau galėtumėm jau keliauti su jo įgyvendinimu. Tada dar labai taip pat patogu, jog, tarkim, savitarnos portale klientas gali matyti užsakymo statusą, gali stebėti užsakymo įvykdymo eigą. Nereikia laukti lydinčių dokumentų, tarkim, jeigu mes išsiunčiam prekes, savitarnos portale netrukus atsiranda sąskaita arba prekių vaštaraštis. Jeigu sąskaita suformuojama pas mus ir mes turime atlikę EDI integraciją, jau automatiškai atsiranda pirkėjo apskaitos sistemui. Tai kuo mažiau turime pasikartojančių veiksmų, duomenų perrašymo, tuo ir ta klaidų rizika yra mažesnė ir efektyvumas darbų didėja. Ačiū. O dar nepaleisiu, dar turiu porą klausimų, po to prieisim prie Ingos. O kaip šie įrankiai palengvina darbą komandoje, įmonės viduje? Taip, tai kad palengvina, tai tikrai matom iš savo jau turimų kasdienių pavyzdžių. Tai kas patogu, jog nereikia derintis prie spaustuvės darbo valandų ir informaciją mes galime pasiekti iš bet kurios pasaulio vietos. Tai tas ypatingai yra aktualu nūdienos turbūt pasaulyje, kai vis daugiau įmonių turi hibridinį darbo modelį, vis daugiau įmonių suteikia savo darbuotojams darbostogų galimybę. Tai ta opcija, kad aš galiu pasiekti sistemas, visą reikalingą informaciją iš man patogios darbo vietos yra be galo patogu.
Taip pat komandoj darbus organizuoti tikrai lengviau. Visi turbūt esam susidūrę su tokiom situacijom, kuomet reikia pavaduoti atostogaujančius kolegas arba kažkas iš komandos netikėtai susirga ir vėlgi reikia dengti jo funkcijas, tai pavaduojančiam žmogui tą daryti yra tikrai gerokai patogiau ir lengviau, nes sistemoje mes matome visus vykdomus užsakymus, tų užsakymų konkrečias būsenas, yra saugoma užsakymų retrospektyva. Tai tarkim, jeigu mums reikia įsivertinti, kokie reikalingi kiekiai bus artimiausių metų arba kokius produktus mums reikia galbūt skubos tvarka užsakinėti, tai būtent visus šitos dalykus atlikti su automatizacija tampa gerokai lengviau. O kokių klaidų padeda išvengti automatizavimas? Ar čia gajus mitas, kad padeda išvengti klaidų? Turbūt, kad ne mitas ir tų klaidų tikrai matom, kad visuose procesuose pasitelkiant automatizaciją įvyksta mažiau. Tai pirmiausia, tai turbūt ko išvengiam, tai žmogiškųjų klaidų perrašinėjant duomenis. Nes formuojant užsakymą, pirkimų žmogus, tarkim, mato poreikį, reikia užsakyti, tai paspausti 1-0, tai yra iš tikrųjų labai paprasta, 1-0 daugiau. Tai ir yra, o faktai iš tikrųjų tai gali duoti labai didelį skirtumą. Tarkim, jeigu vietoj 10 000 užsakome 100 000, tai vėliau tikrai gali tekti pasukti galvą, kaip tokią situaciją spręsti. Ir turbūt norėtųsi savo energiją labiau nukreipti į tas pridėtinę vertę kuriančias veiklas, o ne į probleminių situacijų sprendimą. Taip pat, ką esam pastebėję, jog užmiršimą gerokai kompensuoja, nes visi turim eilę užduočių, kurias turime atlikti ir laiku nepatvirtinus, tarkim, maketo, dažnai tenka gamybą organizuoti jau skubos tvarka, kas pirkimų žmonėms tikrai nemažai įtampos sukelia ir mums, kaip produkto gamintojams, dėl gaminio specifikos, dėl gamybos laiko užimtumo gali nepavykti skubos tvarka per 1 ar 2 dienas tos prekės, to produkto pagaminti. Tai tuo tarpu savitarnoje mes turime galimybę matyti tos nepatvirtintus maketus. Jie yra išskiriami atskirame meniu lange ir labai patogu, jog turime notifikaciją, kad tam portale yra neatliktų darbų, mes juos savalaikiai atliekam ir tuomet tos problemos nelieka. Bent jau taip manom, kad nelieka. Ir turiu labai žmogišką klausimą. Kiek kainuoja naudoti šiais įrankiais ir kaip galima juos išbandyti? Taip, tai kainos visada toks aktualus dalykas visiems ir visur. Tai savitarna nieko nekainuoja, tai tikrai ją rekomenduojam ir kviečiam visus išbandyti. Ką reikėtų padaryti, tai tiesiog reikia informuoti savo kliento aptarnavimo vadybininką, jog norėtumėte pradėti naudoti savitarną ir mes jums atsiųsime prisijungimus, suderinsime laiką gyvai konsultacijai, jeigu tokia yra reikalinga, tikrai patarsime ir pamokysime, kaip efektyviausiai šituo portalu naudotis ir tiesiog taupyti savo laiką. Kalbant apie EDI, tai čia kainos momentą mes turime, tačiau konkrečią EDI paslaugos kainą jau konkrečiau galėtų įvardinti konkretus būtent EDI tiekėjas. Atsižvelgiant, kainodara yra sudaroma atsižvelgiant į kliento gaminių portfelį, į mėnesinį siunčiamų dokumentų srautą ir principas toks, jog siunčiamų dokumentų vieno dokumento kaina mažėja priklausomai nuo siunčiamo dokumentų skaičiaus. Tai iš tikrųjų, jeigu apimtis didelė, tai automatiškai ta investicija jinai išsidalina ir tikrai atrodo gerokai patraukli. Ačiū Karolina, ačiū už išsamius atsakymus. Ir žiūrovai, jeigu turit klausimų Karolinai, užduokite juos. Ir laikas, Inga, su tavimi pasišnekėti apie etikečių kainų skaičiuoklę. Tai turiu pirmą klausimą, tokį paprastą. O kodėl ji reikalinga? Kam ji reikalinga? Geras klausimas. Tai prieš kuriant skaičiuoklę mes lygiai taip pat galvom, ar reikia jos ir ką tai spręstų. Tai visi suprantam, kad išsiuntus užklausą, tada
vyksta skaičiavimas, laukiame pasiūlymo ir tas laukimas yra būtent tas momentas, kurį mes galvojom, kad reikėtų eliminuoti ir pagalvojom, kaip galėtume leisti patiems klientams pasiskaičiuoti kainas. Tai šitas įrankis būtent tam ir yra skirtas, kad bet kuriuo metu 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę galėtų būti pasiekiamas įrankis, tai reiškia nebūtinas kliento aptarnavimo vadybininkas. Patogių laikų, kaip ir Karolina minėjo, vis daugiau darbostogos, nuotolių ir panašiai, tai tas įrankis tam ir skirtas. Ir kad galima pačiam vartotojui prisijungti, pasiskaičiuoti, jeigu mato, kad kaina netinka arba, nežinau, nori kitam dydžiui pasiskaičiuoti, dabar galvoja, gal kitokio dydžio reikėtų etiketės, tai paima, pakeičia parametrą, gauna kitą kainą ir tikrai nereikia laukti 1, 2, 3 pasiūlymų. O ar gerai supratau, kad šiuo metu skaičiuoklė veikia, galima skaičiuoti tik tai skaitmeniniu būdu spausdintų etikečių kainą? Taip, pradėjome nuo skaitmenos etikečių, nes mes matome, kad ten yra didžiausia svarba yra tenai greitis, kad greitai gautų klientai etiketės, o ten vėlgi tas pats laukimas. Tai įprastai technologas ar marketingo specialistas pateikia užklausą, dažnai pirkimų vadybininkui savo įmoniai, jisai kreipiasi jau į spaustuvę su užklausa, laukiame, tai kad šito nebūtų. Ir galėtų netgi pats marketingo specialistas, ar kaip ir minėjau, technologas pasiskaičiuoti, pasilyginti, įsivertinti iš karto ir pasižiūrėti, kaip jo biudžetas dėliojasi visame produkte su etikete. Tai Inga, sakai, kad galiu skaičiuotis ir ieškotis geriausios kainos. Bet ar tokiu atveju mano pašto dėžutė nevirs šiukšlynu, į kurį priskris daug automatinių laiškų? Ne, tikrai nevirs šiukšlynu. Aš manau, kaip tik bus daugiau gal tvarkos, nes gali skaičiuotis ir saugotis tik tai, kas tau aktualu. Tas, kas tau tiko, sakykim taip, o siunčiant užklausas ir gaunant pasiūlymus, kaip tik gauni su kiekviena užklausa naują pasiūlymą ir reikia galvoti, kaip juos organizuoti, kaip atrasti po to. Tai tikrai manau, kad paprasčiau įsisaugo tai, kas jau tau tiko. O ar gali būti toks atvejis, kai etikečių kaina nesutampa, užsakymo kaina nesutampa su skaičiuoklėje matoma kaina? Ne, kainos tikrai sutaps, dėl to, kad skaičiuoklė yra integruota su mūsų verslo valdymo sistema ir klientas, kai jungiasi prie skaičiuoklės, jungiasi per Karolinos minėtą savitarnos sistemą, toj pačioj, kur Karolina minėjo, jungiasi prie skaičiuoklės ir tuo metu yra identifikuojamas klientas ir žinoma sistema jau supranta visas komercinės sąlygas, kurios yra taikomos. Tai išsiaiškinau, kad kaina nesiskirs, bus tokia, kokia turi būti reali kaina, o dabar įdomu apie užsakymą. Ar užsakymo vykdymo procesas yra kažkoks kitoks ar toks pat kaip įprastai? Iš esmės, užsakymas yra įprastas, tai atsiunčiama tai yra užsakoma, kliento aptarnavimo vadybininkas suveda į sistemą, pateikia užsakymą gamybai, yra suplanuojama, atsiunčiamas patvirtinimas klientui. Tačiau jeigu naudositės nauja mūsų paslauga gamyba per vieną dieną, turim tokią paslaugą, tuomet užsakymo įvykdymo laikas visas eis prioritetu ir bus viskas daroma greičiau. Tai kas tenai tik tai svarbu paminėti tikriausiai, kad svarbu pateikti klientui iš karto su užsakymu maketą ir mes paruoštą maketą nebesiunčiam klientui dar kartą tvirtintis, tai yra labai svarbu, kad klientas jau atsiųstų galutinį patvirtintą maketą iš savo pusės. Ir visas procesas toliau eiks prioritetu, kliento aptarnavimo vadybininkai mato prioritizuotą šitą užsakymą ir tokiu būdu mes galime įgyvendinti per vieną dieną. Ačiū už atsakymą ir dar toks paprastas klausimas, ar turi būti labai protingas, kad galėčiau susiskaičiuoti etikečių kainą, ar turiu tik šiek tiek žinoti apie etiketės? Užtek šiek tiek žinot. Užtek žinoti pagrindą apie etiketės, bazinius tokius dalykus, nes skaičiuoklė sukurta taip, kad vartotojui, kuris naudojasi skaičiuoklę, neleistų daryti tam tikrų technologinių klaidų. Kaip pavyzdys, jeigu aš pasirinkau
terminį popierių, man neleis pasirinkti laminato uždėti, nes technologiškai tas yra negalima. Ir daug kitokių, kurių negalima padaryti dalykų. Ant plėvelės kongrevą uždėti ar panašiai. Tai tikrai skaičiuokliai apie tai pagalvota, kad reikėtų kuo mažiau specifinių žinių vartotojų. Taip pat yra atskirta skaičiuoklė nuo užsakymo formos, tam, kad skaičiuoklėje mes tik skaičiuojam kainą ir nereikia ten nei maketo, nei sukimo informacijos. Ta informacija yra pateikiama vėliau, jeigu daromas iš karto užsakymas pasiskaičiavus kainą. Ačiū, Inga, ir turiu dar paskutinį klausimą. Žinau, kad skaičiuoklė yra toks šviežias įrankis sukurtas tavo ir komandos ir mūsų internetiniai svetainiai skaičiuoklės kol kas niekur nematau. Ar yra planas, kad skaičiuoklė bus matoma internetiniai svetainiai, ar kaip po galais ją rasti? Rasti tai tikriausiai nėra sudėtinga. Reiktų kreiptis į kliento aptarnavimo vadybininką savo ir jisai atsiūs prisijungimus prie skaičiuoklės. Kaip ir minėjau, prie skaičiuoklės jungiamasi per mūsų savitarnos sistemą, tam, kad identifikuotume jūs kaip klientą. Dėl to ir tai nėra dedama viešai į internetinę svetainę. Ačiū už atsakymus. Daugiau klausimų pasiruošęs neturiu. Pastebėjau, kad mes su laiku labai telpam, labai greitai atsakėte mano užduotus klausimus. Ačiū, o dabar pažiūrim, ką žiūrovai uždavė, kokius klausimus. Tai pabandysiu. Pirmas klausimas. Vardo nematau, parašyta paantrinsiu. Ir čia toks čiut piktesnis. Tai klientams atrodo, kad Aurika perkelia savo užsakymų įvedimo funkcijas klientui. Argumentuokite, kokie esminiai privalumai, kurie tai atsivertų. Gal Karolina? Taip, tai iš tikrųjų esame susimąstę apie tai, kad gali kilti tokia mintis, tačiau praktika rodo, jog rezultate tikrai laimi abi pusės, nes paprastą užsakymą suformuoti, surašyti gaminius, surašyti kiekius, užfiksuoti pristatymo adresus, nes dažnai skirtingi gaminiai skirtingais adresais keliauja. Išsiųsti visą šitą informaciją elektroniniu paštu reikalauja ir pastangų, ir laiko. Tai prisijungti per naršyklę į savitarnos portalą, tarkim, tikrai neužtrunka ilgiau, tą jau esam patikrinę ir išbandę. Bet užsakymų įvykdymo greitis jisai tikrai spartėja dėl to, kad duomenų perrašinėjimas nesidubliuoja, nereikia tikrinti paštų abiejose pusėse, nereikia laukti, kol bus atsiunčiami kažkokie dokumentai lydintis komercinį užsakymą. Galbūt nereikia ieškoti, jeigu kažkoks dokumentas pasimetė, jūs tikrai patogiai galit prisijungti prie sistemos ir išsitraukti iš ten visus jums reikalingus dokumentus būtent tuo laiku, kai jums to dokumento reikia. Tai dėl visų šitų funkcionalumų tikrai matom, jog pirkimo, tiekimo žmonių ta kasdienybė lengvėja ir vis dėlto ta dalis, kurią mes turim nudirbti, jinai yra nudirbama mūsų pusėje. Ta informacija, kurią klientas turi pateikti, yra pateikiama klientų pusėje, tačiau čia visi laimėm dėl to, kad užsakymas yra įvykdomas greičiau. Aš net gal ir dėl skaičiuoklės norėčiau papildyti, irgi galbūt gali tai pasirodyti, ne? Kodėl mums patiems skaičiuotis. Tai ne tik, kad, ką minėjau, laukimo nebuvimas, kas jau, manau, yra labai geras dalykas šiais laikais, kai mes įsibėgam, bet kitas dalykas, mes gauname užklausas, kurios nėra pilnai pateiktos. Trūksta kažkokios informacijos, tada turim pagrįžti pas klientą, pasitikslinti. Tai skaičiuokliai, pavyzdžiui, yra forma, kurią reikia supildyti ir klausimai labai aiškus, tai nepamirštama tada pateikti informaciją. Irgi tikrai dar tas prisideda prie greičio. Kolegės, ačiū už atsakymą. Bet čia klausimas ne paskutinis. Dar yra Tomo, kuri klausia, o kaip dėl duomenų saugumo, jei sistemos integruojamos duomenų apsikeitimui? Čia turbūt apie elektroninių duomenų apsikeitimo sistemą. Taip, esu linkęs manyti. Gal Karolina, tu vėlgi? Taip, tai iš tikrųjų duomenų saugumo klausimas, jis labai aktualus, ypatingai
šiandien, kai tikrai vis daugiau girdime apie tos kenkėjiškus duomenų panaudojimo atvejus, tai tikrai noriu patikinti, jog naudojantis EDI paslaugą, nesvarbu ar tai darysite per portalą, ar tai darysite per tiesioginę integraciją, jokios rizikos duomenų nutekinimui nėra. Naudojantis EDI, jokios tiesioginės sąsajos tarp pirkėjo sistemos ir Auriko sistemos mes neturim. Kaip aš ir minėjau anksčiau, sukurtas dokumentas pirkėjo pusėje, jisai keliauja pas EDI operatorių, ten yra konvertuojamas į gavėjo sistemai suprantamą formatą bei struktūrą, tai tiesioginio duomenų apsikeitimo tuo metu nėra, yra tiesiog konversija. Tai duomenų nutekinimo rizika čia yra visiškai minimali. Tikrai dirbame tik su patikimais ir patikrintais EDI partneriais, tai šitoj vietoj nuogąstauti dėl to turbūt tikrai nevertėtų. Ačiū. Tomo, tikiuosi, atsakymą išgirdot ir jis buvo pilnas. Ir Adomas klausia, Flexo etiketėms leisite skaičiuoti? Čia galvoju apie skaičiuoklę, tai Inga, prašau tavęs. Kol kas tai naujas mūsų produktas, gaminys, tai pradėjome nuo skaitmenos, kaip ir minėjau, kad ten labai svarbus greitis. Dar stebime, žiūrime, ko klientui dar reiktų, galbūt kažkokios informacijos trūksta, galbūt kažkas tai ne iki galo išdirbta, tai tikrai dar dirbame, tobuliname šitą įrankį, o vėliau manau, kad svarstysime ir žiūrėsime. Pagal poreikį. Ačiū atsakymą. Ateityje bus matyti. Agnė klausia, o kiek pirkėjų jau naudojasi? Tai aš čia galvoju, gal klausimas daugiau Karolinai apie EDI ir savitarnos sistemą. Taip, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, jog vis daugiau klientų domisi automatizacijos galimybėmis ir net trečdalis dokumentų pas mus jau atkeliauja būtent elektroninio duomenų apsikeitimo pagalba. Gal labiau sakyčiau, net ne tik elektroninio duomenų apsikeitimo pagalba, bet bendrai automatizuotais kanalais. Tiek per savitarnos portalą, tiek per EDI turim trečdalį. Tai skaičius tikrai nemažas ir tikrai augantis. Tai panašu, kad aktualumas didelis šitos temos ir turbūt dėl to mes ir šiandien čia šitą temą susitinkam pasikalbėti ir pasidalinta gerąją praktiką. O kalbant skaičiais, jeigu šiek tiek įsivardint, tai jeigu vidutiniškai per mėnesį gaunam apie 7 000 užsakymų, tai trečdalis būtų maždaug daugiau negu 2000 dokumentų jau pas mus atkeliauja būtent per EDI arba savitarnos portalą. Tai manau visai kitus turėtų įtikinti šitas skaičius. Tai man tai atrodo daug ir tai rodo, kad patogu naudotis. Sandra turi klausimą, Ingai, ar galima užsakyti iš skaičiuoklės, ar tik skaičiuoti? Galima užsisakyti, jau šiek tiek trumpai užsiminiau, bet taip galima pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, atrasti tą tinkamą variantą kainos ir galima po to užsisakyti. Užsakant reikėtų pateikti papildomą informaciją apie sukimo kryptį reikalingą, kokią įvorę reikalingą ir pridėti maketą. Maketai PDF-as rekomenduojama, aišku, formatas, bet tik tiek, pasižymėti, kurį tiražą užsako. Tai tikrai galima užsakyti po to, pasiskaičiavus. Atsinaujinau žiūrovų klausimus, daugiau klausimų šiuo metu nematau, bet jeigu turėtumėt klausimų mums, siųskite klausimus ir grįžtamą į ryšį, komentarus, pastabas, temų pasiūlymus į elektroninį paštą news@aurika.lt. O kolegės, žiūrovai, jums dar kartą dėkoju už atsakymus, žiūrovams už klausimus ir primenu, kad seminaras buvo įrašomas, taigi paštu gausit vaizdo įrašą greitų metų. 2 dienų bėgį šią savaitę. Ir dar viena smulkmena, kurią norėčiau pasidžiaugti, tai kad šiais metais patekome į top 30 įmonių, tvarių įmonių Lietuvoje. Tai buvom įvertinti ir pastebėti, kad tvarumo tema mums aktuali ir artima. Ir
džiaugiuosi ir galvoju, dar pamiršau vieną dalyką pasakyti. Jeigu jūs domina, su kokiais automatizacijos procesais dirbame, ar kokiais dokumentais ten dizaineriams galim pasidalinti, viską rasit mūsų svetainėje skiltyje klientams. Taip, žiūriu, į laiką spėjom, seminaras buvo labai greitas, labai sklandžiai atsakėte į klausimus ir šiandien tiek, iki kitų pasimatymų, linkime vasaros tokios, kad ne tik galvotumėte apie darbus, bet kad ir pailsėtumėte. Iki. Iki.